Pasirodo, kad iš lėktuvo buvo pašalinta grupė musulmonų per itin prieštaringą rasistinį poelgį. Ir paaiškėjo, kad vėlgi tai nėra visiškai tiesa. Jie ne tik mėgsta kaltinti rasizmu, bet ir mėgsta apie tai meluoti. Bet pirmiausia, kas iš tikrųjų įvyko? Na, pažiūrėkite šį vaizdo įrašą. Aš esu Gran Canarijoje. Čia yra personalo lėktuvas. Štai taip, jie pamatė 5 musulmoniškus vardus, mus išlaipino ir pašalino iš skrydžio. O dabar skrisime į Birmingemą. Visi parašykite blogiausius atsiliepimus apie šią apgailėtiną kompaniją. Pažiūrėkite į šios žmonės. Pažiūrėkite į 5 musulmoniškus vardus. 5 musulmoniškus vardus. Jūs norite mus pašalinti, vaikinai? Nu tai skamba labai rasistiškai ir labai problemiškai, ar ne? Išskyrus tai, kad Ar matėte tą virusinį vaizdo įrašą, kuriame musulmonai buvo išmesti iš Jet2 lėktuvo ir viskas buvo pateikta taip, tarsi jie būtų išmesti dėl to, kad yra musulmonai? Ar matėte tai? taip, matėte ir jau žinote, kad iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Bet gerai, aš skubu į priekį. Beje, sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Kei, jūsų vedėja, kuri kovoja prieš melus, beprotybę ir žiniasklaidos manipulacijas. Nes mums jau gana. Dabar jūs esate mūsų misijos dalis. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuką. Gerai, pereikime prie to, kas įvyko. Visi eikite pranešti apie šią apgailėtiną kompaniją. Jie neleidžia mums grįžti į Jakado būtų. Jie bando mums pasakyti, kad skrisime į vakarų Midlandą, o tada važiuosime autobusu iki pat galo. Ar tai turi kokią nors prasmę? Tai visiškai neturi prasmės, iš tikrųjų, dabar kai paklausai. Skamba šiek tiek, skamba taip, lyg galbūt tu nežinai visos istorijos, bet akivaizdu, kad pradėjai šį vaizdo įrašą su tuo. 5 musulmoniški vardai buvo pašalintos, todėl aplink tai kylantis skandalas turi būti milžiniškas. Turiu omenyje, kodėl jie taip elgtųsi vien todėl, kad jų nekenčia. Ne, turi būti kažkas daugiau. Praneškite mums, kas tai yra. 5. Mes 5 žmonės. 5 žmonės, visas skrydis, visi eina vidun, išskyrus 5 musulmoniškus vardus. Visi praneškite apie šią apgailėtiną kompaniją, man tiesiog reikia grįžti namo, pabėgti iš šios apgailėtinos šalies. Gran Canaria. Taip, čia yra šis skrydis, čia yra šis lėktuvas. Ar galime tiesiog pakalbėti apie tai, kad jis naudoja žodį apgailėtina kompanija, lyg tai būtų kažkoks išsireiškimas? Kas tai apskritai yra? Na, man tai nepatinka. Naudok ką nors geresnį. Londonas Stanstedas LS. Vaikinai, visi parašykite blogiausią atsiliepimą, boikotokite šią kompaniją jet2.com, taip, čia yra jet2.com. Visi boikotokite šią apgailėtiną kompaniją, pažiūrėkite į laišką, kurį jie mums davė, taip, perskaitykite tai. Jie mums duoda... Ką tam parašyta? Pažiūrėkim, kas tam parašyta. Tikriausiai negaliu to perskaityti. Dėžia, jūsų skrydis viršė vietų skaičių. Mes iš principo neperpildome skrydžių, bet dėl nenumatytų operacinių priežasčių turėjome vykdyti jūsų skrydį mažesniu orlaiviu, nei buvo iš pradžių planuota. Kadangi jūsų kelionės planai buvo paveikti, mes jums pasiūlysime pasirinkti. Galite pakeisti savo užsakymą. Mes pasirūpinsime transportu, kuris nuveš jus į jūsų pradinį oro uostą. Jei patirsite pagristų išlaidų už gaiviuosius gėrimus, transportą ar viešbučius. Jei tau dar nesuteikia Jet2, kol laukite šio alternatyvaus skrydžio, jie gali būti grąžinami. Pakeiskite savo bla bla bla. Man taip yra nutikę ne kartą. Įlipi į lėktuvą, o jie turi pakeisti skrydį. Kur yra įrodymas, kad tai kaip nors susijęs su tuo, jog jie musulmonai? Štai ką aš noriu sužinoti. Skubėkite, sėskite dabar į lėktuvą. Ką jie sako? Nesąmonės. Vaikinai, visi eikite ir praneškite dabar. Praneškite apie šią apgailėtiną kompaniją. Čia yra personalas. Jie sakė, kad į tai nesikiš. Jie sakė, kad mums nesuteiks jokio skrydžio, nes mes juos filmavome. Taigi dabar jie privertė mus skristi kažkokiu keistu reisu į Birmingemą. Ir dabar jie nebesistengia mums padėti. Jie tiesiog palieka mus oro uoste, lyg būtume niekas. Ei, vyrai, uždarykite tai. Ir jie mums pasakė paskutinę minutę. Jie mums pasakė paskutinę minutę, kai jau ruošiamės lipti į lėktuvą, kad jis atšauktas. Šioje istorijoje yra per daug spragų. Nes jis sako, kad dabar jie mums sako, jog turime skristi į Birmingemą. Jis pradėjo nuo to, kad jie verčia jį skristi į Birmingemą. Kažkas tame apgailėtiname seniokė man nekelia pasitikėjimo. Ši istorija eina būtent ten, kur ir manome. Verčia mus sėsti į kitą skrydį. Dabar visi eikite ir praneškite apie šį dulkėtą jet2.com. Taigi, 2 Pietų Azijos vaikinai. Vienas bangladešietis, kuris, techniškai irgi yra iš Pietų Azijos, ir 6 šiaurės afrikiečiai. Visus pašalino į skrydžio, nes jis pilnas, o visi kiti gali skristi įprastai. Vaikinai, atšaukite tai. Gerai. Taigi čia yra didžioji istorija. Tiesa? Čia yra didžioji istorija. Ir žinoma, dabar jie puola Jet2 darbuotojus, vaikinai. Šios dvi moterys ką tik pasakė, kad musulmonai kelia problemų visur. Žinoma, jie viską suveda į musulmonus, neįtikėtina. Šios 2 moterys ką tik aiškiai pasakė, kad visi musulmonai visame pasaulyje kelia problemų ir mes negalime sėsti į lėktuvą. Jie tampa agresyvūs. Kas juos sustabdys? Taigi dabar mes esame East Midlands skrydžiuose, taip, ir mes negalime sėsti į lėktuvą. Net apsauga sutinka su mumis, bet mes turime teisinį laišką. Čia aš išeinu. Ponas sako, skrydis pilnas. 2 Azijos žmonės nebuvo įleisti į Londono skrydį ir jie taip pat buvo nusiųsti į Birmingemą.
Vėlgi, tai tiesiog labai vargina. Visas tas jausmas, ar čia dėl to, kad mes esame azijiečiai, ar dėl kažko kito, jie tiesiog nuolat vis ištraukia rasizmo kortą vėl ir vėl. Jei ši istorija yra tiesa, jei visi musulmonai buvo pašalinti iš tam tikro skrydžio, tai yra pasibjaurėtina. Tai nėra tinkamas elgesys. Bet kodėl mums atrodo, kad tai nėra visa istorija? Nebijokite, Tomas Robinsonas paaiškins, kas iš tikrųjų įvyko. Tačiau nepamirškite, kad šie vaizdo įrašai dabar tapo itin populiarūs. Gerai. Skamba taip, lyg JetBlue, Jet2 būtų pačios rasistiškiausios įmonės pasaulyje. Tačiau visa istorija mums nebuvo papasakota. Jokių būdų, jokia forma. Pažiūrėkime. Pažiūrėkite į 5 musulmoniškus vardus. 5 musulmonus įskydus tuos 5 musulmoniškus vardus. Ir jie sako, kad buvo islamofobijos ir rasizmo aukos. Ir visi kiti nesąmoningi žodžiai, kuriuos jie gali sugalvoti, dėl ko kilo kampanija ir puolimas. Tas pats kaip ir Mančesterio oro uoste šio incidento metu. Tas pats kaip ir kiekvieno incidento metu. Jums parodo trumpą vaizdo įrašą. Tame vaizdo įraše musulmonas sako, mus ką tik išmetė iš šio skrydžio. Kai šis vaizdo įrašas pasirodė prieš 2 dienas. Taip, ir šiame vaizdo įraše galite matyti apie 6 baltasias merginas. Jet2. Sveiki! Prašome būtinai atsiųsti mums privačią žinutę vienoje iš mūsų alternatyvių socialinių tinklų platformų ir mes mielai tai išnagrinėsime. Ačiū, Lily. Taigi, vaikinai, jei mano vardas ne Lily, Haris ar Čarlzas, aš negausiu atsakymo. Dabar aš kalbėjau su kitu žmogumi, kuris buvo išmestas iš to paties skrydžio. Atspėkite, atspėkite. Jų vaizdo įrašas buvo nesąmonė. Jų vaizdo įrašas neparodė tikros problemos, tikros situacijos, kuri įvyko. Negali būti, aš tikrai negaliu to patikėti. Tu nori pasakyti tikras oro skrydis? Oro linijos ir visi ten dirbantys žmonės juk nesusėdo tartis, na, kaip šiandien susigadinsime savo karjerą. Tiesiog išmeskime visus, kurių vardai islamiški. Bet jie taip ir padarė. Įprasta tvarka, kai skrydis yra perpildytas, yra spręsti pagal tam tikrus kriterijus, kad kai kurie žmonės turi būti pašalinti. Ir jie nebuvo visi. Turiu omenyje, Jokio būdo išlipti iš to skrydžio. Tai yra iš vieno iš žmonių, kurie buvo pašalinti iš skrydžio. Buvo britų, kinų, net ispanų, kurie buvo pašalinti iš skrydžio. Taip, buvo. Buvo užsakytas skrydis, o tada jie turėjo pakeisti skrydį. Taigi jie turėjo mažesnį orlaivį. Tai ką jie tada daro? Štai ką daro Jet2, tokia yra orlaivių politika. Tai nėra musulmonų atmetimas, žinoma, žinote, tai nesąmonė. Jie tai išgalvojo. Tai yra atmetimas. Paskutiniai žmonės, kurie užsisakė. Vyrai užsisakė vieni arba moterys, ne šeimos. Taip, taigi jaunesni, taip. Taigi, žinoma, tie 7 musulmonai atitiko tuos kriterijus. Lėktuve nebuvo pakankamai vietos. Jie nusprendė to nedaryti. Musulmonai būtų norėję, kad būtų išlaipinti seni žmonės ar vaikai. Žinoma, ne jie, bet tie 7 buvo daug didesnė grupė. tai visada ta pati istorija. Kažkas įprasto nutinka, skrydis perpildytas. Gaila. Kai kurios žmonės reikia išlaipinti. Jaunesni vyrai, kurie buvo užsakyti paskutiniai, yra tie įprasti žmonės, kuriuos reikia išlaipinti. Ir tada sakoma, islamas yra rasizmas. Tai tiesiog taip vargina, nuvilia ir erzina tas vaizdo įrašas. Taigi, dabar vyksta didžiulė kampanija prieš Jet2 dėl islamofobijos ir rasizmo. Ir aš tiesiog noriu jums pranešti, po pokalbio su kitu žmogumi lėktuve, yra vaizdo įrašas, žinote, tos 2 moterys, kurios turėjo pateikti šią informaciją. Vėliau yra vaizdo įrašas, kuriame jos verkia. Vaikinai, šios dvi moterys ką tik pasakė. Musulmonai kelia problemų visame pasaulyje. Visame pasaulyje turime problemų. Visi musulmonai. Šios 2 moterys ką tik aiškiai mums pasakė, kad visi musulmonai visame pasaulyje kelia problemų. Ar žinote, kokia šio vaizdo įrašo problema? Šis vaikinas laiko telefoną ir filmuoja viską. Kodėl jis neturi įrodymų ir dokumentacijos apie tai? Turiuomenį, žinau, kad jei kas nors mane išmestų ir pasakytų, jūs esate išmetama iš šio skrydžio, nes esate musulmonė, tai pirmas dalykas, kurį padaryčiau, išsitraukčiau telefoną ir būtinai užfiksuočiau kiekvieną pasakytą žodį. Toliau, kaip patogu, kad jis gali tiesiog sugalvoti kaltinimą be jokių įrodymų. Mes negalime tiesiog iššokti į lėktuvą. Ar galite įsivaizduoti, kokią puolimų bangą patiria tie darbuotojai? Nes jiems buvo pasakyta, nes visai šaliai ar net pasauliui buvo pasakyta, kad jie taikėsi į musulmonus, nors iš tikrųjų jie to nedarė. Jie tiesiog atliko savo darbą. Taip, aš tiesiog greitai darau šį vaizdo įrašą. Su manimi susisiekė dar vienas žmogus, kuris buvo išmestas iš to paties lėktuvo. Ir jis sako, kad jie viską išgalvojo. Tai nebuvo dėl to, kad jie buvo musulmonai. Kaip jau sakiau, kinai taip pat buvo išlaipinti. Jiems buvo pasiūlyta alternatyva. Mums taip pat buvo pasiūlytos alternatyvios veiksmų galimybės, tokios kaip skrydžio atšaukimas, pinigų grąžinimas, datos keitimas. Tai yra iš vieno iš žmonių, kurie buvo išmesti iš skrydžio. Tai tiesiog taip erzina, bet jie žino, kad gali taip elgtis. Jie žino, kad gali tiesiog ištraukti rasizmo kortą. Ir baimė būti pavadintam rasistu. Didžiausia visų laikų baimė privers visus pasimesti. Nors jie negali to pagrįsti jokiais įrodymais. Jei perskaitysime dokumentą, ten nėra nieko konkretaus. Tai yra įprastas elgesys, ypač jei užsisakai paskutinis. Mes nežinome, ar jie užsisakė paskutiniai. Bet ypač jei esi jaunas vyras ir daug keliauji, taip tiesiog nutinka.
Ir dabar, kai žinome, kad buvo ir kitų žmonių, britų, kurie taip pat buvo pašalinti, tai visiškai nesusiję su tuo. Bet jie negali susilaikyti, nes jie žino, kad tai bus jų koziris ir jie žino, kad tai pritrauks jiems dėmesio. Jie žino, kad tai paskleis pasakojimą, jog visi jų nekenčia ir kad jie yra aukos. Ir kuo labiau jie gali vaidinti auką, nepaisant to, kad jų yra 2 milijardai, tuo labiau jie mano, kad vis tiek laimi. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.